8 eurai. Tiek man kainavo klaida, kurią padariau per porą minučių, kepdama blynus. Čiupau telefoną, paskubomis nusipirkau fondą ir net nepastebėjau, kad ne tą. Bet šis epizodas ne vien apie tą klaidą ir jos kainą. Jis sugrąžino man klausimą, į kurį maniau seniai atsakiusi. Ar viso pasaulio fondą verta susidėlioti pačiam iš kelių dalių, ar tiesiog nusipirkti vieną ir daugiau nebesukti galvos. Sveiki, aš Auksė. Pirmiausia trumpai, kad būtų aišku, apie ką kalbu. Nuo šių metų vasario kas mėnesį viešai investuoju po 500 eurų ir iš 3 fondų pati dėlioju tai, ką daugelis nusiperka kaip vieną viso pasaulio fondą. Tai mano eksperimentas ir visus jo sandorius galima kiekvienam matyti gyvai, realiu laiku. Bet apie tai šiek tiek vėliau. Ir viskas prasidėjo nuo visai nereikšmingo įvykio. Kepiau blynus ir staiga prisiminiau, kad šį mėnesį dar neįdarbinau pinigų. Šįkart pirmą kartą pirkau trečiąjį to portfelio fondą, tą, kuris investuoja į besivystančias rinkas. Tai tokios šalis kaip Kinija, Taivanas, Indija ir Brazilija, kurių ekonomikos dar tik auga. Kadangi iki šiol pirkdavau tik kitus 2 fondus, šitą reikėjo susirasti pagal jo trumpinį. Trumpinys, angliškai ticker, tai kelių raidžių kodas biržoje pažymintis konkretų fondą, kaip žmogaus asmens kodas. Suvedi jį ir sistema tiksliai žino, kurio fondo nori. Suvedi labai panašų, gauni jau kitą. Pamačiau, kad tas, kurį radau, parduodamas doleriais. Ir čia įvyko klaida. Užuot staptelėjusi ir susiradusi tą patį fondą eurais, iš inercijos pasikeičiau valiutą ir nusipirkau. Ir ramia galva grįžau prie keptuvės, net nepagalvojusi, kad kažką padariau ne taip. Kodėl tai klaida, jei fondas vis vien geras? Įsivaizduok tą pačią prekę toje pačioje parduotuvėje, tik prie 2 kasų. Prie vienos moki eurais, prie kitos doleriais. Ir būtent prie tos dolerinės prieš pačią kasą dar stovi valiutos skaitikla. Aš atsistojau prie antrosios. Fondas visiškai tas pats. Tos pačios daugiau nei 3000 įmonių. Skiriasi tik valiuta ir trumpinys. Eimi ir emim. Ir čia noriu, kad nesusidarytum įspūdžio, jog kaltas fondas ar brokeris. Valiutos keitimas visada turi kainą. Ir banke, ir oro uoste, ir pas bet kokį brokerį. Tik ta kaina dažniausiai paslėpta pačiame kurse, todėl mokesčio eilutėje ir matai nulį. Parodysiu, kur tie pinigai dingo. Keisdama eurus į dolerius gavau kursą 1,137, nors tą dieną rinkoje už eurą buvo mokama apie 1,143 dolerio. Keisdama atgal valiutą irgi gavau prastesnį kursą nei rinkoje. Šie 2 keitimai man kainavo apie 4 eurus. Toliau komisiniai. Juos sumokėjau 3 kartus, nuperkant ne tą fondą, jį parduodant ir galiausiai perkant teisingą. Trečiojo į klaidos kainą neskaičiuoju. Jį būčiau mokėjusi bet kokiu atveju. O pirmi 2 apie 4 eurai atsirado tik dėl skubėjimo. Taigi, vien skubėjimas man iš viso kainavo apie 8 eurus. Matomas ir raudonas minusas apie 10 dolerių. Jis prie klaidos kainos neprisideda, nes fondo vertė sumažėjo dėl rinkos pokyčio. Ta patį sumažėjimą būčiau pamačiusi ir pirkdama tą patį fondą eurais. Nepainiokim rinkos svyravimų su kaina už skubėjimą. Bet kur kas įdomiau ne pati suma, o tai, ką ji parodė. Ši iš pažiūros menka klaida privertė mane dar kartą savęs paklausti, ar apskritai verta pasaulinį fondą dėliotis pačiai. Atsakymą turiu, bet prie jo grįšiu epizodo pabaigoje, kai pamatysi visus skaičius. Beje, jei nori, tų minėtų sandorių gali nelaukti, kol aptarsiu kitose epizoduose. Mano viešo portfelį galima stebėti realiu laiku, kartu su kiekvienu sandoriu tą pačią dieną, kai jį atlieku. Tik tam reikia Freedom 24 sąskaitos. Jei jos neturi, registracijos nuorodą palieku aprašyme, tik pabrėšiu, čia nekvietimas kartoti mano sprendimus. Ir jei tave stabdo baimė suklysti, nuraminsiu, aš pati jau ne naujokė, ką tik suklydau ir nieko nepataisomo neįvyko. Sąskaitos atidarimas nėra nei pirkimas, nei įsipareigojimas. Tai tik prieiga, o ką su juo daryti, sprendi tik tu. Grįžkim prie tų 2 minučių, per kurias viską ir padariau. Kai pradedi, dažniausiai kiekvieną pirkimą apgalvoji po kelis kartus. Tačiau po kelių mėnesių tas pats kasmėnesinis pirkimas tampa toks įprastas, kad jį atlieki nė nesusimastydamas. Rutinos aš pati ir siekiau, nes jį saugo nuo emocijų ir skubotų sprendimų. Bet rutina turi ir kitą pusę.
Ji išjungė ne tik baimę, bet ir dėmesį. Klaidą padariau ne todėl, kad neperskaičiau, ką perku, perskaičiau. Padariau todėl, kad nesustojau nei sekundai pagalvoti. Kiekvieną mėnesį galėčiau rodyti tik nepriekaištingą investavimą, bet tada tai būtų netikra mano kelionė, o pagražinta jos versija. Ta, kur socialiniuose tinkluose įprasta matyti. Jei nori matyti kelionę tokią, kokia yra, su klaidomis ir taisymais, kviečiu prenumeruoti kanalą. Ir čia turiu prisipažinti dar vieną dalyką. Šitas prisipažinimas man nemalonesnis už pačią klaidą. Klaidą pastebėjau tik po poros dienų, kai vėl atsidariau savo sąskaitą. Ir pirmas noras buvo netaisyti, o palaukti, kol nupirkto dolerinio fondo vertė atsistatys. Bet susistabdžiau save ir pradėjau permastyti. Laukdama nieko nelaimėčiau. Tai juk tas pats nupirktas fondas, kurio ir norėjau, ir tos pačios įmonės. Jei jo vertė atsistatys, lygiai taip pat jie atsistatys ir eurais prekiaujamoje versijoje. Vadinasi, laukiau ne kainos pokyčio, laukiau leidimo savo pripažinti, kad suklydau. Ir čia vieno dalyko nepainiokim. Pirkdama eurais aš neatsikratau dolerio kainos pokyčio. Fonde vis tiek yra įmonių, kurių akcijos prekiaujamos doleriais. Skirtumas tik toks, kad perkant eurais nebereikia kaskart mokėti už valiutos keitimą. Bet grįžkim prie to laukimo, nes jame slypi įdomiausia dalis. Aš juk apie tokį laukimą pati esu kalbėjusi ne viename epizode. Viename pasakojau, kad nuostolį jaučiame maždaug dvigubai stipriau nei tokio pat dydžio pelną. Kitame epizode kalbėjau, kad tobulo momento laukimas dažnai kainuoja brangiau nei pats sprendimas. Abi tas mintis puikiai žinojau ir vis tiek norėjau delsti. Todėl kainą ištaisiau nebelaukdama, nes brangiausia klaida yra ne ta, kurią padarai. Brangiausia ta, kurią pamatai ir nusprendi nematyti, nes taisyti nepatogu ir truputį gėda. O dabar grįžkime prie to klausimo, kurį ta klaida sugrąžino. Ar tos 3 fondus apskritai verta dėliotis pačiai? Štai tas viešas portfelis, apie kurį kalbėjau pradžioje. SPIL, Exus ir MM. Visi 3 yra ETF ir portfelio vertė jau viršė 3000 eurų. Ir jei nežinai, ETF tai fondas, kuriuo vienu pirkimu iškart nusiperki po mažytę dalį šimtų ar net tūkstančių įmonių. Užuot rinkusis vieną bendrovę ir spėliojusi, ar jai seksis, nusiperku visas ir gaunu jų bendrą rezultatą. Vienas mano fondas seka Ameriką, antras priešingai visą išsivyščiusi pasaulį be Amerikos, o trečias besivystančias rinkas. Sudėjus visus 3, gaunu maždaug tą patį, ką duotų vienas viso pasaulio fondas. Tik proporcijas nusistatau pati. Ir iškart pasakysiu, tai nėra rekomendacija. Tokių fondų yra ne viena dešimtis ir pavyzdžius dabar matai ekrane. Minėtus 3 ETF pasirinkau savo ir pagal savo kriterijus, o tavo kriterijai gali būti visai kiti. Mano planas buvo paprastas – 60% skirti Amerikai, 30% likusiam išsivyščiusiam pasauliui be jos ir 10 besivystančiom rinkoms. Tokias proporcijas pasirinkau, nes jos maždaug atkartoja tai, kaip šie regionai pasiskirstė pasaulio fonde. Bet dabar matai kitokias proporcijas, tai ne klaida, bet prie to netrukus sugrįšiu. O toks portfelis reikalauja ir tinkamo brokerio. Man renkantis buvo svarbus 3 dalykai, kad galėčiau pirkti eurais ir nereikėtų keistis valiutos, nes ką tik matei, kiek tas keitimas kainuoja. Kad vienetų kainos leistų įdarbinti beveik visą sumą, o nepalikti dalį pinigų gulėti be darbo ir kad komisinis mokestis būtų nedidelis. Ir jei jau kurį laiką galvoji pradėti, bet vis atidedi, pasakysiu vieną dalyką. Neatsidarysi sąskaitų šiandien, nieko blogo nenutiks. Tik po mėnesio greičiausiai stovėsi lygiai toje pačioje vietoje ir vėl galvosi tą patį. Tad primenu apie registracijos nuorodą aprašyme. Tad grįžkim prie to klausimo, kurį žadėjau pradžioje atsakyti. Ir pradėsiu nuo to, ką dauguma įsivaizduoja neteisingai. Dažniausiai žmonės mano, kad 3 fondai reiškia 3 kartus didesnius mokesčius. Nereiškia. Perku vieną fondą per mėnesį, tad ir moku vieną komisinį, lygiai kaip tas, kuris perka vieną plačiai išskaidytą fondą. O metinis valdymo mokestis mano 3 fondams net mažesnis, apie 0,08% lyginant su maždaug 0,19% viename pasaulio fonde. Dar vienas dalykas, kurį verta žinoti. Mano sąskaita veikia investicinės sąskaitos režimu. Tokioje sąskaitoje mokesčius valstybei sumoki tik tada, kai išsiimi daugiau
nei pats idėjai. O kol pinigai sukasi viduje, net jei juos perkeli iš vieno fondo į kitą, jokio mokesčio nereikia. Įprastoje sąskaitoje už kiekvieną pardavimą su pelnu dalį jo tektų atiduoti iškart. Ir jei nori daugiau sužinoti apie investicinę sąskaitą, nuorodą į epizodą palieku ekrano viršuje ir aprašyme. Tai kur tada kaina? Pinigais ji nedidelė. Turint tokį portfelį, kokį turi šiandien, tas mažesnis valdymo mokestis sutaupo vos kelis eurus per metus, bet kapitalui augant, skirtumas tik didės. Tikroji kaina yra kitur. Prisimeni rodytas proporcijas, kurios nesutampa su planu. Taip nutinka savaime, nes fondai yra 3, o pirkimas per mėnesį 1. Todėl kas mėnesį turiu pažiūrėti, kurios dalies labiausiai trūksta ir pirkti būtent ją. Tai man nesudėtinga, bet tai reikia daryti kiekvieną mėnesį. Vadinasi, už tokį portfelį moku ne pinigais, o savo laiku ir dėmesiu. Tuo pačiu dėmesiu, kurio pritrūko tą dieną prie keptuvės. Ir dabar pasakysiu tai, ko iš manęs tikriausiai nesitikėtum. Daugumai žmonių tokių atskirų fondų nereikia. Jei tų proporcijų niekada nekeisi, tai kas mėnesį darai darbą, kurio galėtum nedaryti. Vienas plačiai išskaidytas pasaulio fondas yra pilnai tinkamas pasirinkimas. Neprastesnis, tiesiog kitoks. Kas mėnesį vienu sprendimu mažiau, nereikia sekti proporcijų ir nebūna tokių klaidų, kokią padariau aš. Beje, Freedom 24 turi ir automatinius periodinius pirkimus be jokio komisinio mokesčio. Jei perki vieną ir tą patį fondą, tai labai patogus kelias, bet man jis netinka tik todėl, kad aš kas mėnesį perku vis kitą fondą atsižvelgdama, kurio labiausiai trūksta. O to už mane niekas automatiškai nepadarys. Na, bent jau kol kas. O kitaip visgi pasilieku rinktis ne todėl, kad taip geriau, o todėl, kad man išlieka svarbu pačiai spręsti, kiek kokio regiono turiu. Šiandien mane tenkina esamos pasaulio proporcijos, bet noriu turėti galimybę pati jas pakeisti, kaip panorėsiu. Už tą laisvę ir moku savo laiku. Ne kiekvienam jos reikia, bet kiekvienam verta žinoti, ką jis turi ir kokios yra alternatyvos. Šį mėnesį menka klaida man priminė paprastą dalyką. Kai portfelį dėlioji pats, turi daugiau laisvės, bet kas mėnesį turi skirti jam kiek daugiau laiko. O jei to laiko neturi, ar tiesiog nenori jo skirti, vienas fondas bus neblogesnis, bet paprastesnis ir patogesnis pasirinkimas. Tad vienas žingsnis šiandien. Prieš kitą pirkimą stabtelk vieną akimirką ir pažiūrėk, ką tiksliai perki, kokia valiuta parduodamas fondas ir ar to paties negali nusipirkti eurais. Tai užtrunka vos kelias sekundės. Man jų ir pritrūko. Jei nuspręstum eiti paprastesniu keliu ir pirkti tą vieną fondą, iškart kyla kitas klausimas. Kurį? Tik Ameriką ar visą pasaulį? Būtent tą dilemą ir kodėl bandymas turėti abu yra viena dažniausių naujokų klaidų, aptariau epizode, kurį dabar matai ekrane. Spausk ant jo, susimatysim ten ir iki kito karto.